Mokymai darbuotojams, eksploatuojantiems elektrinius palečių vežimėlius savo darbo procese. Saugaus darbo su elektriniais vežimėliais principai. Kviečiame susipažinti su elektrinio vežimėlio valdymo principais ir saugaus darbo metodais. Ši informacija labai svarbi, todėl atidžiai ją išklausyk, įsidėmėk ir taikyk darbo metu. Elektrinio vežimėlio konstrukcija ir techniniai parametrai. Elektrinis vežimėlis – tai prekių transportavimo įrenginys, naudojamas krovinių paėmimui, vežimui. Elektrinis vežimėlis susideda iš šių konstrukcinių elementų – apsauga nuo susidūrimo, važiavimo jungiklis, vairalazdė, akumuliatoriaus gaubtas, avarinis išjungimas, šakės, integruotas įkrovimo įtaisas, parodymų mygtukas, priekinis gaubtas, variklių gaubtas, atraminiai ratai, varomasis ratas. Susipažink su techniniais parametrais, kurie nurodomi etiketėje ant elektrinio vežimėlio korpuso. Ten rasi informaciją apie: 1. Maksimalią leidžiamą vežimėlio kėlimo ir vežimo apkrovą. 2. Didžiausią kėlimo aukštį. 3. Didžiausią galimą greitį. Darbo pradžia. Prieš naudojimą būtinai perskaityk elektrinio vežimėlio gamintojo naudojimo instrukciją. Dirbdamas su elektriniu vežimėliu, visuomet avėk apsauginius darbo batus. Jei vežimėlis prijungtas prie įkroviklio, atjunk jį. Prieš pradėdamas naudoti vežimėlį patikrink, ar nėra akivaizdžių pažeidimų. Pavyzdžiui, ratukai nepažeisti, vairalazdė veikia, ar visos įspėjamosios lemputės ir valdymo paneliai yra švarūs ir nepažeisti. Vizualiai įvertink naudojamo vežimėlio techninį tinkamumą. Patikrink, ar veikia stovėjimo stabdžiai. Atleisdamas valdymo rankeną važiavimo metu, ji turi sugrįžti į vertikalią padėtį ir vežimėlis turi sustoti. Paspausdamas mygtuką, patikrink, ar veikia garsinis signalas. Patikrink, ar veikia važiavimo stabdžiai. Nuspausk žemyn valdymo rankeną važiavimo metu. Patikrink funkciją pirmyn, atgal. Pakelk ir nuleisk šakes, tai patikrinsi šakių valdymo veikimą. Patikrink, ar vežimėlis sustoja, paspaudus avarinio išjungimo mygtuką. Elektrinio vežimėlio valdymas. 1. Kaip įjungti vežimėlį. Įjunk avarinio išjungimo jungiklį, jį patraukdamas į viršų. Jei užvedimui naudojamas raktelis, pasuk raktelį į dešinę, kol užsidegs žalias baterijos indikatorius. Užvedimui taip pat gali būti naudojama kortelė arba kodas. 2. Kaip valdyti vežimėlį. Palenk vairalazdę žemyn ir spausk važiavimo svirtelę norimą kryptimi. Spausk iš lėto, nes svirtelė jautri judesiui. Kuo stipriau spaudžiama svirtelė, tuo greičiau važiuoja vežimėlis. Stovėk per pusiau ištiestą ranką nuo vairalazdės. Vairalazdei esant vertikalioje padėtyje, šakių valdymo hidraulika automatiškai blokuojama, siekiant išvengti operatoriaus sužeidimo tikimybės. 3. Kaip pakelti ir nuleisti krovinį. Elektrinį vežimėlį įstumk po padėklu ir paspausk mygtuką. Taip pakelsi nuo žemės šakes ir galėsi transportuoti padėklą. Norėdamas nuleisti šakes, padėklą, spausk mygtuką. Norėdamas panaudoti garsinį signalą, spausk mygtuką. Baigęs darbą, išjunk elektrinį vežimėlį. Avariniu atveju spausk avarinį mygtuką. Sauga eksploatuojant elektrinį vežimėlį. Darbui naudok tik techniškai tvarkingą elektrinį vežimėlį. Laikykis esminių saugaus krovimo taisyklių. Prekių sukrovimui naudok tik tvirtas, nesulūžusias, su visomis atramomis ir kaladėlėmis paletes. Prieš pradėdamas judėti iš vietos, būtinai įsitikink, ar judėjimo teritorijoje nėra pašalinių daiktų ar žmonių. Jei pastebėjai pašalinius asmenis, būtinai perspėk juos garsiniu signalu. Darbus tęsk tik jiems pasišalinus, įsitikinęs, kad tai saugu.
Garsinį signalą taip pat naudok lenkdamas, darydamas posūkius riboto matomumo zonose ir sankryžose. Ant padėklo sukrautas krovinys neturi išlysti už padėklo pagrindo ribų. Jokiais būdais nekrauk ir neperkel krovinio šakių galais. Prieš keldamas krovinį būtinai įsitikink, kad krovinys sukrautas tolygiai. Jei sukrauta netolygiai, į vieną pusę atsiranda pavojus, kad krovinys nuslys. Draudžiama vežti nestabilų, pasvirusį krovinį. Krovinį transportuok tik sutvirtinta plėvele. Nuimti plėvelę gali tik stabiliai pastačius paletę tam skirtoje vietoje. Netransportuok nesutvirtinto krovinio. Tai nesaugu. Transportuojamas krovinys turi būti tau už nugaros. Šakėmis į priekį galima judėti tik išimtinais atvejais, kai nėra kito varianto. Jei krovinys užstoja matomumą, privalo dalyvauti lydintis asmuo. Krovinį transportuok iš lėto, tolygiai, be trūkčiojimų. Negaudyk, nebandyk sustabdyti savaime pajudėjusio krovinio. Vairuok vežimėlį atsargiai ir atsakingai. Visuomet kreip žvilgsnį vairavimo kryptimi. Venk staigaus greitėjimo ar stabdymo. Sumažink greitį susikirtimo keliuose, riboto matomumo zonose, ant slidžios dangos ar darydamas posūkius. Nuokalnėse važiuok lėtai ir tiesiai išlaikydamas apkrovą įkalnės pusėje. Niekuomet nedaryk posūkių važiuodamas nuokalne. Šaltuoju sezonu ant rampų, lauke, sandėliavimo zonose ir panašiose vietose dirbk tik tada, kai yra nuvalytas sniegas, pabarstyta smėlio, druskos mišiniu. Jei darbo procese dalyvauja daugiau asmenų, vairuotojas ar parduotuvės darbuotojas, būtinai suderinkite veiksmus tarpusavyje. Žodžiu ar veiksmais informuokite vienas kitą. Būk atidus, stebėk kito darbuotojo veiksmus. Krovinio pakrovimo ar iškrovimo metu griežtai draudžiama lipti į vilkiko priekabą, pačiam iškrauti prekes ar prilaikyti krovinį, jei tavo darbo funkcijose tai nenumatyta. Naudojant pakeliamą hidraulinę platformą, būk ypač atidus, nes kyla grėsmė prisispausti kojas, nukristi tau arba kroviniui. Todėl naudok tik tvarkingą ir gerai veikiantį įrenginį. Jei įrenginys netvarkingas, apie gedimus pranešk parduotuvės vadovui. Įsitikink, kad pakeltos platformos lygis sutampa su grindinio lygiu. Prieš pradedant transportuoti krovinį ant platformos, įsitikink, kad ant jos nėra pašalinių daiktų ar žmonių. Krovinius ant platformos vežk iš lėto. Statyk krovinį platformos centre. Privežtas per arti platformos krašto, krovinys gali nuslysti. Draudžiama nuleisti platformą, jei šalia yra žmonių ar pašalinių daiktų. Jei yra asmenų per arti platformos, būtinai įspėk juos, kad atsitrauktų. Visuomet išlaikyk saugų atstumą iki pavojingų zonų, kurios yra pažymėtos. Jokiais būdais nejudėk ir nestovėk nugarą link pažymėtos zonos. Elektriniu vežimėliu draudžiama. Dirbti šlapiomis ar slidžiomis rankomis. Turėti galinčių užsikabinti daiktų ar papuošalų. Atidarinėti šakėmis pakeliamus vartus, duris. Stovėti ant vežimėlio šakių ar naudotis juo kaip paspirtuku. Vežti žmones elektrinio vežimėlio šakėmis. Naudoti vežimėlį kaip paaukštinimo priemonę. Palikti vežimėlį ne vietoje, nes gali kilti pavojus aplinkiniams. Veiksmai darbo pabaigoje. Po naudojimo visuomet išjunk elektrinį vežimėlį, tai bus tausojama baterija. Kaip įkrauti bateriją? Akumuliatorių privaloma įkrauti, kai jo įkrovos lygis nukrenta iki 20%, arba nepriklausomai nuo įkrovos lygio bent vieną kartą per savaitę. Įkrovos procesas. 1. Vežimėlį pastatyk į jam skirtą akumuliatoriaus įkrovimo vietą ir išjunk. 2. Atidaryk vežimėlio akumuliatoriaus dangtį ir atjunk akumuliatoriaus šakutę. 3. Sujunk akumuliatoriaus šakutę su įkrovimo įrenginio šakute. 4. Prieš sujungdamas šakutes įsitikink, kad įkrovimo įrenginys išjungtas. Įkrovos įrenginio gale yra jungtukas on-off. 5.
Sujungęs šakutes, įjunk įkrovos įrenginį. Įsijungia oranžinis indikatorius. Vyksta krovimas. Įsijungia žalias indikatorius, akumuliatorius įkrautas. Įsijungia raudonas indikatorius. Yra gedimas. Skambinkite servisui. 6. Akumuliatorius pilnai įkraunamas per 6-8 valandas. 7. Pilnai įkrovus akumuliatorių, išjunk įkrovos įrenginį ir tik po to atjunk šakutes. 8. Sujunk akumuliatoriaus ir elektrinio vežimėlio šakutes. Įjunk vežimėlį ir įsitikink, kad akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius rodo 100%. Eksploatuojant vežimėlį. Nelaikyk po elektrinio vežimėlio dangčiu pašalinių objektų. Akumuliatoriaus paviršius turi būti sausas ir švarus. Akumuliatoriaus ir įkrovos įrenginio laido šakutės neturėtų mėtytis ant grindų. Nenaudok įkrovimo įrenginio, jei jo laidai arba šakutė yra pažeisti. Rekomenduojama neiškrauti akumuliatoriaus iki 0%. Vežimėlio parkavimas. Statyk vežimėlį tam skirtoje vietoje. Jei tokios vietos nėra, statyk ten, kur netrukdytų kolegų ar kitų asmenų eismui ir darbui, neblokuotų avarinių išėjimų. Niekada nestatyk vežimėlio ant nuožulnaus grindinio. Veiksmai pavojaus atveju. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar incidentui, būtinai informuok tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį. Susižeidei? Ieškok vaistinėlės. Vaistinėlės vieta paženklinta specialiu ženklu. Atmink. Pirminį praktinį elektrinio vežimėlio naudojimą tau parodys tiesioginis vadovas arba kitas atsakingas asmuo. Jei kyla klausimų dėl to, kaip atlikti paskirtą darbą arba trūksta žinių, kaip tą darbą atlikti tinkamai ir saugiai, visuomet kreipkis į tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį. Darbo metu būk dėmesingas, atidus, atsargus, atsakingas. Neužsiimk pašaliniais darbais. Pranešk savo tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui pastebėjus elektrinio vežimėlio gedimą. Jokiu būdu netaisyk sugedusio įrenginio pats. Būk saugus ir sveikas savo darbo vietoje.